Kita diena, buvom vakar pirtelė, tai visai patenkintas, bet yra niuansų. Tai pradėkim niuansus. Šviesa. Betonuotojai. Grindis išbetonavo blogai. Aišku, patys betonavom, patys ir blogai išbetonavom. Tai, kaip matot, va čia va bala šiek tiek, nes kraną persukinėjau. Tai va čia va laikosi vanduo. Šitą reiks tvarkyti. Erkės neišlyginamąją sluoksnę. Toliau, ventiliacija, žiaurminiškai patenkintas, viskas veikia, viskas puikiai, garas išeina, ateina, gryno oro, viskas ok. Bet, nežinau, ar kaminas nesandarus, čia naiva, ar dar vis akmenys, kaip čia, nenudegė, nešvarus ar dar kažką nors. Jie buvo plauti, nupilti, nežinau, N kartų, belekiek kartų, nežinau kiek. Tai po pirties galo toks buvo biškelį kaip svaiguliukas, kaip galvos truputėlį skausmas. Tai šituo dalyku truputėlį nepatenkintas, tai pabandžiau šiandien dar šitą valkūnę. Šitas dasisukė, čia va dasisuko, truputėlį turėjo laisvumo, tai dabar bandysiu dar pasigilinti. Paieškoti kažkokios izoliacijos ar kažko, kad šitos visus sujungimus viskas sujungt, suviniot ar kažkaip izoliuot, kad būtų kažkom geriau. O šiaip temperatūros nežinau, kiek buvo, termometrą turėjom 50 tikrai laipsnių, tai viršėm iš karto skaityti. Tai nežinau, toliau ką. Pasitrimeriavau šiandien truputėlį, ko vakar nedašienavau. Atsivežiau chemijos, nusišienavau čianai, nusipurškiau, dabar išsigrėbliuosiu viską gražiai tvarkingai ir dėsiu plėvelę, kad neaugtų man žolės po terasą. Tai pradėjau jau skaldytis betoną truputėlį čia va iš priekio, kad kultūringiau kažkiek atrodytų, brusus prasitraukiau. Antiseptiko kažkokią dar pasiėmiau, kad drėgmės nesilaikytų nuo betono. Karočią, darbuojuosi po biškelį, standartiškai. Sekas, nesiseka, nežinau, viskas po truputėlį vyksta. Vakar dar kopečiais į prūdą įmečiau, bet taip jam ir nepasinaudojam. Tai šiandien ką, toliau sustosiu ties terasos darbais. Reikia kažką per savaitgalį nuveikti. Aišku, norėčiau apačią visą susitvarkyti. O per savaitgalį šiandien turim jau 2 valandą, tai neįspūdingai čia man seksi šiandien kažką padaryti, bet vis tiek kažką nuveiksiu. Rytdienai irgi turiu ir medžiagų, ir visko, kad darbuotis, nes rytoj sekmadienis, tai teks darbuotis rytoj stipriai. Planas per kitą savaitę pasidaryti čia grindis kilnumoj, kad būtų. Ir galbūt čia kolus įsistatyti ir dar būtų tobula grebės gegnės susistatyti, o čia stogui. Neįdomu, kai kalbu, aš pats žinau, bet noriu pasipasakot kas kaip kur ką. Šiaip, nežinau, pirtis 8 iš 10, -1 dėl vandens ir -1 dėl dūmų nuotėkio ar šiaip kažko, dėl niuansų. Tai einu standartiškai toliau darbuotis. Tai ką turim šaką? Pečius vėl kūrenasi. Viskas gerai, biškelį. Kaip ir sakiau, ten pareguliavau truputėlį kaminą. Toliau, ką turim? Ale plėvelė ta, kuri drėgmę turėtų praleisti, bet nežinau čia kaip čia gaunas. Lašai va, čia va, matos. Šudinai jie susigeria, bet blogiausiu atveju teks pakeisti. Tai dabar ką, susitvarkiau varną, dūmai biškį lievai eina, vėjas didžiulis. Susitvarkiau varną, dabar planas koks. Reikia čia kolą pasidėti ir čia kolą pasidėti. Ir žiūrėtis, kokių toliau kolų reikia. Toliau dirbam. Tai vyksta dabar tokie primatavimai. Viskas dėl ko? Dėl grožio, dėl senumo. Kad būtų kažkas panašaus į tai,
Tai vat, atkartosim ten ir pamatysime žuvą. Netikėtas važiavimas į kaimą davė gan gerų vaisių. Truputėlį pasidarbavom. Tai turim jau terasos karkasą beveik visą. Liko stogui va čia prišaudyt. Ir nusprendžiau, kad deginsiu medieną ir paskui laku tepsiu. Tai vaizdas kažkaip bus per kamerą, aišku, nepersitikė, bet čia tai šviežiai padeginta mediena ir dar kažkokį laku užtepsiu, kad nesiteptų ir bus viskas ledas. Girdokas dar per savaitgalį pachimičino irgi čia truputėlį. Tai turim va staliuką tokį va, kaip sakoma, iš atliekų surinktas, bet galutinis vaizdas kaip neatliekos tikrai buvo laikas labai gerai. Ir padarė apvadus aplink langą, dar nenusprendėm, ar jie tokį patys liks, kaip ir čia galutinis jų variantas. Tai tiek, šiandien. Все, varom namo. Kągi, mano planas nelabai pavyksta, jeigu Harry šiandien guli, reiškia lyja. Tai pasistačiau va šitą va koloną, va tą va koloną ir kol kas mano darbai tom ir baigėsi, nes pradėjo lyti. Tai va tiek va prilyjo. Karoči, ne per ilgiausiai lyjo, bet prilyjo belekiek ir šiaip šlapia nesmė. Kol lyjo pasidariau tokių va kaladėlių, kad įdėti tokį taip va į kampą. Kažkur mačiau, kaip taip va padaryta, man bendras vaizdas visai patiko, tai ir aš taip pat nusprendžiau pasidaryti. Tai dabar reikia ten įkalt ir ten prikalt ir prisukt. Ir galvoju, kad kol čia šlapia visą kitą, turiu ilgų vinių, dar viską reikia, manau, dar vinim perkalt, nes pirty viską perkalinėjau vinim. Vinys yra vinys, jis nenutrūks kaip medvirštis. Dėl šintos ramybės, kad geriau būtų, tai nelyja kol kas, pastatysiu kamerą, kad pamatytų. Ką šaika, naują dieną ir kurį pirtelį. Penktadienį šiandien turim standartiškai, nedidelę balą, bet balą čia lyja. Bet aš šiandien pasiruošęs su guminiais viską. Tai kaime jau esu kokių porą gerų valandų ir ką aš čia veikiu. Laidą nusitempęs viską, pradėjau krapštytis garaže. Tai šlifuoju lentas, o taip va kažkaip atrodo lenta nušlifuota. Kas čia matot, kas nesmato, va ten nešlifuota, dvi, o čia viena nušlifuota. Tai jau turiu čia virš 10 lentų nusišlifavęs, bus grindys terasos, šiaip nieko faina, visą laimę, kad penktadienis prasidėjo atostogos, tai dabar turėtų stipriai pasipūšint su terasa, nes turiu dar savaitę lygiai iki gimtadienio, tai turiu ką veikia.
Daug nekalbant, neįdomu, einu šveisti lentų ir paskui kažką apdeitinsiu. Dabar turim 3:30, o pagal debesis rodo, kad apie 5 turėtų nustoti lyt, tai panašiai turėtų ir Eigis su Domu atvažiuoti, tai galbūt kaip nors sudėsim karkasą grindim, lentas šitas kad kalt. Ir galbūt stebuklingai pavyks susidėti, bent jau susistatyti gegnės. Tai kol kas tiek. Kągi, update'as iš darbų. Kitą dieną turim, šiandien oras truputėlį geresnis, tai yra apranga tinkama. Tai vakar buvo atvarę bernai, pasikaitinam pirtelę, viskas kaip turi būti. Prisisukom va šitą gegnę, kad būtų atrama šitom visom gegnėm. Tai dabar turim ką, užsimetėm vakar pasižiūrėjimų kas kaip ką, tai 3 metrė vos telpa. Tai planas dabar prisipjaustyti po metrą ilgesnių lentų, ne lentų, o gegnių ir prasilginti gegnės, kad būtų 3,50 visas gegnės, tai sudarimas bus kažkur ties čia va, tačiau dar pemsomų turėtų išlyst. Tai tiek, aš žinau, einu darbuotis šiandien vienas, tai norėčiau susidėti gegnis ir plionkiaus įtraukti, bet vienam, nemanau, rytoj liet rodo, vėl. Nežinau, reikia pasidaryti stogą, nusideginti aš, kaip suprantu, jau nelabai išeis, nes tiesiog lietus, laiko trūkumas, tai jeigu užlis vėl, tai vėl viskas šūnė nuo degos neis. Šiaip tai nežinau, bandau, einu daryti, burt kažką. Ilginusi gegnės, viską updatinsiu iš darbo proceso, kas kaip kur ką, nes kaip jaustis ir ilginsi, tai nieko čia įspūdingo nepamatysit. Kągi, šioks toks update'as iš darbų, pasidarbuvau jau, nežinau, kiek čia jau 6 valandos, tai jau normaliai darbuojasi, tai turim sudėtas, šiaip ne taip. Grebės tai sudėti. Tai dabar jie tik sudėti, kad pasižiūrėt kaip kur čia ką čia. Tai turim dar 2 likusius kažkodėl tai. Tai manau dar juos įpaišysime į krūvą. Ir eisim žymėt, kad padaryt. Va čia va, kad pilnai atsigultų. Ir viskas tvirtinsim. Tai jeigu šiandien užšausim gegnės, Eigis dar atvarės padėti truputėlį, ačiū jam standartiškai. Tai jeigu šiandien gegnės pritvirtinsim ir dar jeigu plionkę bent jau uždėsim, būtų. Kągi šiandien, vakarinis darbų update'as, tai turim sudėtą gegnės ir sutvirtintos bent jau va taip, kad stovėtų ir vėjas nenugriautų. Tai planas šiandienos persikalt su vinukais, dideliais kampais, tenai dasitvirtinti, viską persikalt vinim, dar persukti ilgais medvaršiais ir būtų gerai pasidaryti va taip va. Na, aišku, per kamerą nepersiduoda tas, bet bandyt nusideginti. Tai nusipirkau dar 2 balionėlius tokius, tai turiu iš viso 3 balionėlius dujų, tai manau gegnėm visom ir viršai nudeginti užteks. Šioks toks update'as iš darbų, tai turim, kaip pačio matot, perkalta ir išvačiava ir toj pusėj viskas pagaliau perkalta, sutvirtinta ir tikrai jau niekur nebedings. Dabar pradėjom biškį deginti medieną. Tai toks va skirtumėlis, nu va, taip va matosi. Tai vienas blogumas, kad iki gimtadienio nespėsiu nulakuoti, nu tiksliau nelogiška būtų nulakuoti, nes mediena džius ir skilinės va taip va faktas. Ir tada negalėsiu tų vietų uždeginti, tai reikės būti atsargim, kad neįsitep tiesiog. Ir kai išdžius, viską dar kartą perdeginti reikės ir tada nulakuoti, kad būtų gražiai, va taip va, tvarkingai raštas toks atrodytų. Va tiek va tepa ranka. Nežinau, dabar vėl lašnoja, tai buvo jau 2 kartus lyt pradėję. Tai mane trumpina toks oras, nes negali susiplanuoti darbo. Nežinau, dabar tiesiog apsistosiu ties deginimu. Geginių šitų va. Nežinau, kiek aš jau užtruksiu, dabar turim
Be 15:02. Tai jeigu per 2 valandas nudeginsiu, bus šūnu. Tai nieko nelaukiu ir einu deginti. Tai turim va taip atrodantį. Turim taip atrodančias gegnės. Man tai žiauriai gerai atrodo. Ir daug pasendintai atrodo. Ir įsakyta. Tai užtrukau lygiai 5 valandas nudeginti. Sudeginau 2 va tokius obuolenėlius, nu dar juose yra biškeliai, tai nežinau, ką čia su jais daryti, reiks gal neišmest, gal ne. Tai šiandienos darbai baigti, reikia susirašyti, ko man reikia dar ateinančiom 2 dienom, nes poryt joninės, tai per joninės, aišku, niekas nedirbs statybinės medžiagos jokios. Reikia susižiūrėti, susigalvoti, susiplanuoti 2 dienom darbo. Tai rytoj startuosiu, jeigu nelis, nuo, nematau per kamerą, nuo va šitų tik į vieną ir į kitą pusę ir galbūt stebuklingai užmesiu plėvelę. Tai šiandien tiek, einu susirašyti, ko man reikia, šokam į rytoj, o čia jums bus va taip. Ką šaika, nauja diena, tylu, ramu, gražu, tik tai aš sugadinu aišku kaimo tylą, pasileidžiu poveriuką standartiškai. Šiandien atvariau iš ryto. Turim 9:30, kol į parduotuvės, kol tu dasida, kol šitą pasiėmiau draugelį iš kaimo. Tai šiandienos planas. Nakčiai rodo lietų. Mane sušlapdyti medienos visos, kurie jau pradžiūvus ir padeginta šiek tiek. Reikia pasidaryti šitos abiejus šonus. Iš vienos ir iš kitos pusės. Tik dabar man didžiausias klausimas, ar man čia tilps šiferį paskui pakišti. Netilps. Nu tai va, tai nežinau, čia dabar kažką per šią dieną reikia suburt būtinai ir būtinai reikėtų plėvelę užsimest. Tai kol kas tiek, einu kažką burt, žiūrėt, sveikt ir kažką bandysiu padaryti. Paupdėtinsiu, kas sekas, nes timelapsą. Daryti to, ko pats nelabai suprantu dabar, kas kaip čia kur čia vyksta. Nieko nesigaus nufilmuot, tiesiog akumą sudeginsiu. Tai po poros valandų apšviesiu, kaip kas gaunas. Nu, šaika, vieną pusę šiaip ne taip išbezdėjau, nu blemba. Na taip atrodo. Iš toliau, aišku, reikia, nes matytų viską blogo, kas bloga. Reikia dar galiuką čia va nupjaut. Bet pagaliau, dar čia va galus reiks nustiesinti, bet pagaliau sudėta pagal šniūrą, pagal gulšiuką. Makaronas tilps, šitas grebėstas tilps, šiferis pasikiš. Telpa viskas, pagaliau. Užtrukau 6 valandas beveik. Tai nahui, nesikeikiant, šokam kitos pusės. Nu, nepatikėsit, bet šiaip netaip padaryta abidvi pusės. Juodai atsibodo, pavargau ir susinervinau iki belekiek. Bet jos abidvi yra. Dabar liko nusilygint visur galus, užsideginti šitos ir plėvelį užsidėti. Bet šitie darbai jau visi bus rytoj. Norėjau šiandien užsidengti, kad mediena nešlaptų. Tai galbūt šiandien maksimum ką pasidarysiu, tai nusideginsiu, kad rytoj šlapios medienos nedegint. Ir tiek, tai šiandien tiek nebenoriu nei kamerą kalbėti, nieko einu dar kažką. Matomai dar padeginsiu biškelį. Tai šokam į kitą dieną, rytoj bus geresnė nuotaika ir daugiau tikrai matysis bent jau darbo. Tai šiandien tiek. Ką šaika, nauja diena, tiksliau antrą dieną po paskutinio filmavimo. Vakar nebuvo visiškai nuotaikos filmuoti, nes norėjosi pasidaryti darbų. Tai iš darbų kas padaryta. Turim pagaliau šiokį tokį stogą. Tik kol kas tik plėvelę, kol kas atrodo tik kaip pas Baltarusą. Bet čia laikinas dalykas, svarbu, kad būtų, kur priima draugus po stogu. Tai pasibaiginėjau šitas valentas, prisisukti, aišku, čia dar atsipjaus viskas. Čia svarbu, kad tiesiog vanduo kristų ten, kur man reikia. Tai kitoj pusėje padaryta, dar ten atsipjaus plėvelę. Čia ištepta antiseptikų, ten dar kažkokiu, bet viskas gerai, užsidegina, nesimato. Užsidegins, viskas bus šaunu. Toliau, turim tokių dažų. Ką reiškia, kai turim dažų? Šiaip ne taip, biškį traktorių pajudinom.
išbuksavom kiemą standartiškai. Taigi kaip su BMW traktoriu kitaip ištrauksi, tik buksuodamas. Toliau, turim apačią ir šonus nudažytus lentų visų terasinių. Visas nušlifuotas, paraštas, sukt. Nu, reiškia, dar galus reikia atsilyginti, apsipjaustyti truputėlį ir galima jas bus sukt. Šiandien turim trečiadienį. Liko 2 dienas iki gimtadienio. Tai per tas 2 dienas reikia pasidaryti, išsikopt vidų. Ten balaganas, aišku, nelabai gal matosi. Kas įdomu, kai susidėjo plėvelė, čia dabar tamsu palyginus, nors prieš tai buvo gan šviesu, tai nesmė. Toliau, iki gimtadienio, ką reikia pasidaryti? Nusideginti kolonas, susidėti grindis, apsipjaustyti tenai ir įsikopti visą bardaką. Tai atlieks eigis po kokių 2 valandų, tai pradėsim su grindim. Tai jeigu viskas gerai ir eigis turės noro, tai šiandien išausim tikriausiai terasos visas grindis. Tai būtų labai faina, nes reiktų rytoj nusidažyti 2 kartus. Rytoj ilgai negaliu krapštytis, nes mažulę iš darželio reikės pasiimti. Šiaip tai ką, tai pušinam, nežinau, galvojau šitą video paleisiu iki gimtadienio, bet tiesiog neturiu laiko, kada susisukt. Nebent stebuklingai rytoj per naktį sumontuosiu. Nu, nežinau, nieko nenoriu prisikalbėti. Reikia spaust, pušint, dirbti ir visą kitą. Ir bus viskas ir gerai. Šiaip tai dar, nedasakiau, ką reikia pasidaryti. Nesimato, bet makaronai tik tai sudėti, nesimato iš arčiau. Makaronai sudėta tik tai va taip va. Ir plaktukas, aišku, dar lygęs ant stogo. Tai reikia dar makaronus visus susidėti, kad plėvelės man netyčia vėjas nenuplėštų. Turiu dar man plėvelės atsivežęs permatomos, kad užsikalt sienas, kad nebūtų vėjo. Jau 3 minutės kalbu, niekam čia neįdomu, kaip aš kalbu. Einu toliau, dasipjovinėju, ruošiuosi viską ruošiuosi, kad kai atvarys eigis, kad galima būtų pradėti dirbti ties terasos grindim. Tai kai dėsim grindis, tikriausiai jungsiu timelapsą, tai pamatysit greitai, tai va tai va. Kągi, standartiškai pas mus lyja, laidai bala, viskas kaip turi būti. Saugiai, pjaustėm ten, dabar nebepjaustam, persikeliam vėl čianai. Tai turim terasos jau tiek va. Praėjimas jau yra šioks toks. Dar čia papildomai 5 sukam. O čia kaip tokia pačia lenta dėl tvirtumo, tai ledas. Užsidėjom plionkę, kad vėjas nepūstų. Tai realiai jau po stogu dideliu. O tokio. Turim vakarą, jau 7:30. Pirikurčikas, kavos pagert. Ir einam toliau pušint dirbti. Šiandien kiek eigis norės, tiek suksim. Kągi šaika, nauja diena, paskutinė diena prieš gimtadienį. Vakarą su Girdoku papušinom taip. Normaliai iki 11. Ir turim terasą. Eiktų savo netikiu, jeigu atvirai pasakius. Tai vakar dar plionkius iššojom, kad vėjas nepūstų. Tai šiandienos mano planas. Vakar ne visus medvaršius persukam, tai reikia nemažai dar medvaršių persukt. Tai nusipirkau medvaršių, nusipirkau dar dažų, reikia bent vieną kartą nusidažyti grindis, persukus medvaršiais jūs iššlavus. Ir dar vakar vieną problemėlę kokį išlindo, buvo žiauruminis lietus užėjęs, nu tiek buvo žiauruminis lietus užėjęs, kad va čia va tiek balos buvo. Nu belekas, tai ne vėl tai čia va pripjaustyta medienos. Belekiek struškių daugybė. Ir pamatėm, karočią, kad plėvelė, ar per sujungimus, ar kažkur, ar pratrinta kažkur, va čia kažkas negerai. Atsiprašau. Ir reikia dar plėvelę prasiklijuoti. Kol kas oras, nu toks, standartiškas jau šių metų vasarai, apsiniaukė, tai jeigu pradžius, nusilupsiu grybėstus, dar, atsiprašau, nusilupsiu makaronus šituos va ir prasiklijuosiu viską izoliaciją. Dar vienas navarotas,
dėdė ūkininkas smulkina pievą man. Tai tuo labai džiaugiuosi, bet kiemas nenušienautas, nu tai nesiderina truputėlį, bet nieko baisaus. Ten, kur visas veiksmas bus ištrypta žolė, dar čiaudys. Tai, nu nieko, kažkaip susigyvensim su šituo reikalu, o šiaip dabar einu persivilku, šaunu powerį, duodu garso ir einu sukt medvaršių, nes čia jau yra ką pasuka, šiandien turiu tik 6 valandas darbo. Nebent atlėksiu tada, kai mažulė grįš iš darbo, po vakariais, tai dasimuš tvarkytis, jeigu kažkas dar atvažiuos padėti. Jeigu ne, tai važiuosiu vienas blogiausias atveju, tai nėra ką daryti. Rytoj reikia pardės, tada. Tai dėl Milvio jungsim timelapsą, kaip suku medvaršius, kaip dažau grindis ir ką toliau dar darysim. Ant greitų apibendrinant, va taip va terasa atrodo. Pirmas sluoksnis, gan riebus gavos. Tai dabar einam iš galo, pasižiūrėsim, galbūt net ne lyg ir pradžiūrė čia jau. Nes jo, va, net netėpa rankas. Tai dabar turiu, per kiek aš čia susisukau, lygiai valandą. Ok? Tai per valandą nudažiau, reiškia 2 valandas galima užsimti ties stogo, kad nebetekėtų daugiau jis. Ir dar spėsiu perdažyti. Dar vieną kartą. Ir iki vakaro išdžius. Tada galima bus tentus numesti ir tiesiog, kad tas tinktų iki galo, nes tipo 8 valandas pilnas džiuvimas pagal instrukciją. Prie 20 laipsnių, tai dabar vėjas, saulė, 24 liktai žadėjo. Tai gali būt planas ir pavyks, kad bus 2 kartus nudažyta ir išdžius pilnai. Tai dabar atsigeriu vandens, gal kavytės ir krosaną ant greitų ir šok ant stogo. Ką tai, turiu tokio skočiaus, santechnika tvarko, tai reiškia bus gerai ir stogui. Lipu ant stogo, jeigu numesiu kamerą, nu tai negerai bus, tai susitiksim ant stogo. Tai visos pažeistos vietos arba sudūrimai praklijuotos skočium, tai sunaudojau tiek, man pirštas teka standartiškai. Jeigu atvirai pasakius, dar nebuvo dienos, kad nebūčiau susižeidęs ko nors, tai nu karočią. Tai nežinau, dabar tikiuosi veiks skočius kaip kokia tarpinė ar kažkas tokio. Dabar turim 1 valandą reikia įdažyti jau, tai manau kol kas taip ir pabus, nebent spėsiu nudažyti. Grindys dar liks laiko, tada dar gal ir makaronus tos pačius atgal susuksiu medvaršiais, kad labiau prisispausiu. Daugiau medvaršių gal ar kažką tokio. Dar va čia dasimušu. Dėl šventos ramybės, nes izolkės liko, galvo neliks. Ir eisim dažyti antrą kartą grindų.
Kągi, grindys nudažytos 2 kartus. Tas galas jau džiūna, tai šiandien pakliuvo dėl dažymo žiauriai geras oras, vėjas su saulute šviečia. Tai dabar, kol izolkė galutinai nepridžiuvo, reikia izolkės apsiplėšyti ir tuoj parodysiu galutinį vaizdą. Tai grindys atrodo taip, apiplėšiau izolkę. Tai man tinka ir patinka, kaip atrodo. Viskas žiauriai, 9 iš 10. Yra ten patiokų kraštuose, bet tai čia dar bus lentutės va tokios va, čia cik, viskas bus ledas. Toliau, čia šioks toks bardakas. Tai prasiputinėju, kol turiu kompresorių, nes reiks išvežti šiandien jau Dominikui atgal. Dulkės visas, tai vakare atlėksiu dar sieną matomai nusitepsiu, tai dabar nusitepu palangę, kad išdžiūtų iki vakaro, tada ten kažką ant jos padėsim ir tada atlėkęs vakare dar gal visą sieną nutepsiu. Blogiausia atveju rytoj dar dasibaigsiu šią. Pušinam iki begalybės, tai šokam vėl į timelapsą. And then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Jau kaimukė, su atvarės eigis irgi padėt, jau porą valandų krapštomės. Tai turim, pagaliau, pilnai išdžiūvusi terasą. Na, galima vaikščiot, viską. Spalvyti tokį šūdavo perlamutras, viską labai gerai. Man asmeniškai žiauriai tinka ir patinka. Eigis dar pajungia rozetę vieną. Toliau čia. Padaryta stogo makaronai. Vėjo nėra, biški moškės graužia, tai toks nelabai malonus visai darbas, nu bet nieko. Šiaip ką, gana filmuot, reikia toliau įdirbti. Tai manau šiam video bus tiek. Susitiksim dabar po gimtadienio. Šiaip, ačiū, kad žiūrėjai. Laikas, subscribas, pasidalink su draugais. Iki kito karto.